žodžiu, neklauskit, kur aš esu. Ir čia nesponsorins ir aš iš vis nes Lietuvo. Visiems nerekomenduoju taip daryti, bet jeigu darysit, pasimkit geresnį pjūklą negu aš, nes aš pasiėmiau biškį sudruoštą. Man reikia palungių ir iš mažo matmens nesigaunu, bet į golfelį man didelis netelp. Tai kur reikia daryti, reikia aikštelę paimti, susipjauti medžiagas, nes aš matau dirbu užsienį, bet aš negaliu sau leisti kelių eurų, kamunį vienus išpjautum. Todėl pasiėmiau žmonį, žiūri, kuo aš dirbu. Nerekomenduoju, kokį pjūklą naudoju. Bet pat atsižymi. Gal nieks neprisipės šitą aikštelį. Pjūklą, aišku, jau sulankščiau, nes jau vien nupjoviau. Dabar sumašiau kam ir išsiimti. Tai pavyzdėsam, kaip čia bus. Jau iš šono nupjoviau, peizdėt. Dolkis nusiputam, kad nereikėtum golfelios valyti. Всё, biznis baigts. Balis baigts, varykit numiai. Aš varau paėsti į Akropolį. Susimatysim numiai. Nu, ta hibridį, kaip jūs nuteiks, kaip čia sakyti, kaip savaitgalis. Jeigu savaitgalį žiūrot, maladėts. Žodžiu, kaip vis laikėlį šiokį tokį turėlį pasidirbo, nulėkiau į Rietavą, į Klaipėdą. Žodžiu, reikėjo visokių medžiagų. Vienas iš tų medžiagų reikėjo palungių, tai buvau apsiskaičiavęs, kokių reikia ir maždaug matmenų, kaip jau supratot, neradau kokių reikėjo, pasiėmiau didelį, šnai nusipjoviau ir dabar viskas idealiai atiteka. Padėjau ten kokius 80 kelis eurus, kad pasidaryti 6, dar vien pirštų trūkst, 6 langam palungis, nupirkau koridorių plytelėm ant beveik 8 kvadratų fūgas, 2 kilogramus. Ir dar nupirkau porą juostelių, tai vien juostelį, vieną kampelį aliuminį uždėti ant laiptą, nes reikia, apdailinis ten tos tokius aliuminis. Ir dar vieną juostelį šitas turiu, dar vieną juostelį tokį pritrūkau, kurią tarp laminatą ir plytelių susijungti. Tavo. Teik reikaliukų, o dabar, kaip jau supratot iš thumbnailą, kad esam duris. Realiai vienintelės duris, pirm kartą iš tikrųjų aš tokias dėsiu. Tai vakar naktinėjau ir susidėliojau, kaip man manim turėtum atrodyti, nes sakau, nesudėjęs iš vis tokių durų į pirm kartą ir pirm kartą matau tokią sistemą gyvą. Tai šią patinku užsakiau, irgi pigiai ten buvau iš Temų ir iš tų Alibabų radom išsisakėm ir kokybė tikra džiugin. Šitas, ką pastebėjau, dar nesudėti plintuse, tai viskas ir padaryta, viskas ir nuolivauta. Dariau realiai iš tašeliaus 4,2 cm ir vieną kampelį, o taip su freze nuvariau. Tai buvo gyvs medis, alivaut, poikė. Poikė, manau, žiūrėsas, šioks toks, kaip sakyti, atspindys pagal perimetrą bus. O dabar pagrindinis dalyks, susipažinkit, dvigubų durų stumdymo sistema, amerikoniška stiliaus, tai vadinama barn doors. Dažniausiai būna tik vienas duris, bet čia ir dvigubus, tai čia ir biškai pribambasiu daugiau. Tai visa pagrindinė sistema va šitas, kur ilgą laukiau, kol atvažiaus. Ir vakar aš realiai susidėliojau viskas, kaip maždaug turi būti. Tai aišku, turim pagrindį duris, prie durų tvirtinas tekinė, tokį lyčnį metalą storį. 6-7 mm vidau metalinę ratą į vidau guolę sudėti. Tai kapitaru galėnus išsisukti ir pasikeisti, jeigu reikės kažkada ateityje tuos guolius. Tvirtina suvaržtas prie durų
irgi tokie lyšni varžtą, kaip sakyt, per pirštų turiaus. Esminis reikalas tai ir va toks kaip šveleris, on savo tep susikabin, tai dar reikės jaučia bišį pakalkant susikabintom ir skylėlė. Čia šitas ir va tokie kaištė, ani imitaukiam, kad grindys dabar kapseina ir tu prasigrėži skylį pagal ton varžtą diametrą ir dėdi ton va tokį kaip šaibą, priseina step. Tada dėdi va tų švelerį unto ir tada prisuki kiaurą su varžtu. Jens prispaudė ir būn atitrauktas tas šveleris nuo seinas, kad galėtum ateiti kinelę per atstumą, kad čia būtum atstoms ir negalėtum važinėti. Tavo čia tokį reikalą, po to yra galinė stabdžia, o tokį stabdžia ant to švelerios užsided ir su varžtelės, nežinau, kur čia nefokusuom, su varžtelės užsimaun ir ant galų prisided, kad tos duris neišvažiuotum laukon. Tas pats yra vidury. Irgi šitas ir 1-2, kad neišvažiuotum daugiau negu reik. Ir dar ir va tokiai. Pipsika galvojau ilgą ką man įskirti, bet supratau, kad neįdėdas tep ant galų. Skaitos, kaip jeigu trenki duris ir tos duris nori va tep, kad neiššoktam nuo taką, teiva būn padėti. Ir eni padar tokį maž tarpelį ir kaip duris trenkas, anas neiššoks, to tik tas palėtų švelerį ir neiššoks duris nuo bėgios. Tavo, kas čia daugiau? Dar ir vienas dalyks gali, metalinis ronkens, iš vidaus kambarėjaus nupirkau įfrezaujamas, įleidžiamas rankenėlis, kad galėtum pirštį iškišti ir iš vidaus atsidaryti, nes vis tiek įsieina gal atsiremti. Apačio dar ir va tokį šutelę, čia iš plastikinios ir jeigu sulūžtam, jaučiu iš metalų susivirinsiu. Va, šitą sufokusau. Žodžiu, kaip ir apačia, tai reikės ryto išsifrezausiu, šiandien jau tamsu ir išsifrezausiu va tokį griovį apačio, kad tas įlystom kelis milimetrus į vidų, į tų durų. Ir tada, kaip tos duris stumdos ir tas ir vidų ir neleida pačios, kad tabalautam tos duris nuo seinas, kad netabalautam. Tavo sakau, jeigu sulūžtam, padarysim metalinį ir viskas turėtum būti čiki-piki. Bet taip viskas, man manima, atrodo tikra liuks. Tai realiai turiu viskus susidėjęs, ką reik, pasiėmiau lazerį, pasiėmiau gulšiuką, vis tiek reikės nemažą pasimatauti. Čia šitas visą turi mangą, duris buvo pagamintas per 5 cm iš abiejų pusių, kad būtum didesnės, vis tiek užsileistom, kad vis tiek nesimatytom, nešveistom ten kiaurą, kas ten vyksta. Ir tavot. Kopičias, gulšiuką, viskas ir, ta papirma reikia atsimatauti 10 mm, kad būtum iki apačios grindų, nuo apačios durų. Tada ein durų aukštis ir tada nuo durų viršaus 43 mm brėži liniją ir tada skaitos, kur 43 mm nuo durų viršaus atsibrėžia ir centras, to švelerios centras per tos skylutės. Ir tada turi pasižymėtas skylutės, po pirmą prasigrėžti, jeigu į medinę ar nes į dubelę. Ir tada jau gali prisimontuoti patį švelerį, o po to jau kaip viskas aišku. Vien problemėlį sutikau. Čia tas šveleris buvo ilgesnis, vien sekciją aš nuėmiau, nes nereikėjo, nes man per ilgs. Su problemų susidūriau, kad čia šitas galvoju už pradžią nupjausiu, bet tada gausis, kad tas tiekinis nebeturės laikį, man galės pradėti apsukinėti, gal duris biškėlį pasiskipauti.
Tai aš buvau atlikę va tokias porą, tai aš biškėlį taip nuriešam, išgrėšam skylę, pakišu va papučius, kad būtum lygiai. Jį prisuksiu, jį prisispausi, bus estetiška gražia, ir nebus čia kažkoks medis išsikešęs, tada kažkas. Tavo, sakau, čia kaip pirm kart montuojant man biškėlį mąstau, kaip čia padaryti, nesusiknesti, kad nepribraižyti ant tos sienos, neprigrėžiu tų skylių. Tai tikiuosi, kad vis gerai paės. Svarbu neskubėti, kaip sakyti, tokį dalyką jau reikia pasimatauti normaliai. Ir reikia tikėtis, kad vis bus teisė, nes jeigu neteisė, bent vienas duris biškį skersa, ir antras tada jau gaunas nebesuein, ir tada tarpelis, o jau skylis pragrėžtas, jau reguliuoti nelabai begali. Tai nežinau, čia kažkaip reikės žaisti, kad padaryti tavo. Jėmam, kur reik įrankius ir bando montuotis, žymėtis, grėžtis ir montuotis. Tai va, susimontavau, pražiūrėjau, aišku, nežinau, kaip ta sistema visą montuojas. Tai parpanelis tai ir tik tais, kaip sakyt, aplink duris apsiūts aplinkui už gipsą, prie ko gipsas ir prisukts. Tai aišku, nepagalvojau, reikėjo parpanelį vieną dėti ištisai, kuo toliau, kad eitų prie ko prisukti, nes 2 varžtai čia, tik tais gipsas, nieko nėra, ir ten 2 varžtai, tik tais gipsas, o čia 3 varžtai jau į tašelį ir į brūsą. Tai nežinau, matysiu, kaip laikys, jeigu jau pradės tabaluoti kaip nors, tai reiks kažką burti. Vienas iš būrimo atveju, arba kažkokį tai metalą kažkokį, kad nepradėtų lenkti, laužti to galo visą, gal kokį metalą prikabinti prie to medžio, gal kaip nors, arba dėti ištisą lentą tarp va čia ir gipso ir ištisą lentą va taip, kad būtų, kaip sakyt, stabilums, būtum biškėlį prilaikytum labiau. Biškį pajudinau, nėra, kad taip labai klib, bet aš jį turiu per laiką gal išsiklibėti. Tai čia, nežinau, vizėsim, kaip čia bus. O turiu bėgį, uždėjau biškėlį stopą, norėjau pasižiūrėti, kaip čia kas. Tai va, užsidėdavo bėgis. Įdomus garsas. Ir čia va, ir tie stopai čia tokios kaip gumėlės. Vienas va, kad neišvažiuotom ir va taip gražiai. Puf, nenuvažiuotam į kitą pusę. Tai aišku, tusi iškart reikia irgi įsiverti po pirmą ir tada prisukti, nes jau po to nelabai beįversi. Nu, vien padirbau, centrus matavau 9 cm, nuo šono 9 cm, o taip nuo viršaus kampeliaus 13 cm iki to, o čia jau kai gaunas išgrėžė. Ir va, tepo viskas, bus vos čia toks tarpelis ir dabar matos aiškiai kapanas va tą baloną. Žinau, matos, nesimatė. Matos, va. Žodžiu, tą baloną, tai va reikės tų šitas šudelį įdėti. Tas šudelis vadeda šitas. O čia reikės, nejudėk dabar. Čia šitas va tų šudelį reikės durys išfrezuoti va tokį griovelį. Ir aš jaučiu ir įdėsiu mano kažkur va to veito. Nu jau vidau. Kapant čia bus pilna duris susidarius, tas bus vidau. Kap duris bus pilna atsidariusios, anas bus kitam kampui. Ir vis laik tos duris bus vat įkištas. Ir viskas, taip turėtum būti tvarkinga. Tai va, dabar reik antros duris paimti. Bandžiau stumti, nežinau, kaip atrodys. Žinoma, tas nesimata.
Bet va reikės tų stopų įdėti, kad būtum kažkas maždaug taip. Tai gal tu reikės perkelti arčiau, kad neišvažiuotum pilną. O ten atsiram. Biškį judant. Gal man reikia privežti. Bet va. Taip viskas ir atrodo. Tada dabar reikia antras duris lygiai tą pat susisukti, užsikabinti ir reikia tikėtis, kad danas bus lygiai, va taip gražiai prisukti, nebus, kad prasiskeit viršus ar apačiai. Palinkėkit sėkmės. Varau, antrą susuksam ir užkabinsam tu jau pat. Įkabinau antras duris ir, ko galiu pasakyti, biškėlį pareguliavau stopus, kad duris į duris, kaip sakyti, nesitrankytom. Tai galinius stopus biškį pritraukiau, bet čia į varžts. Pagal idėją aš galėčiau perkelti čia, bet teik to, man nemaišys. Tai va, vienas duris apačio danėtų, kad nelingautum duris, tai reikės rytoj išfrezuoti, šiandien jau nefrezuosam. Bet va, pukšt. Ir visas gals kleb, kas man nepatinka. Tai reikės tų sutvarkyti. Antras duris privažiuom. Va taip. Ir stopa. O. Antras gals irgi biškėlį kleb. Tačiau va tus sulyginau. Kabus apačioje įdėti tai šitas griuvelio. Va tai. Tai vienas bus ir veinam lygiai. Taip. Veinam lygiai bus ir netabalaus. Tai aš nusidėsiu, va, kaip sakiau, veinam gali, kitam gali. Į kapį viskas. Ir dar iš vidaus, iš vidinės pusės padarom unboxingą. Kur aš šitur nusipirkęs. Labai mažas pasirinkimas buvo įleidžiamų rankenų. Kažko labai mažas, bent jau dipė. Tai buvo gal kokius 7 rankenas. Ir faktiškai vis vienot didesnis arba mažesnis. Tai paėmė tokius kaip šampaninės spalvos. Geriau būtum jaudas. Tai nežinau, ateityje gal sumastysiu vanus nupūsti, bet man atrodo, kad gera bus. Tai čia įleidžiamas kaitos. Čia va pirštelį įkiši ir gali atstumti iš vidaus. Nes vis tiek seina neleidė pradaryti durų. Tai tik tas va iš čia va tokį diametrą arba išfrezuoti, arba geriau išgrėžti ir įleisam ant klijų. Ir viskas. Ir kas čia dar? Nu, pagrindę reikia sutvarkyti tus bėgius, tai galą, kurį ir labai man nepatinka. Ant to nulaikysies, nes vis tas šveleris ir sujungts ten kap su X-u, kap sujungts, tai ant nenukris, bet kad ant stabalon ant per laiką iš vis išklers. Tai va, čia į ateitį. Jeigu kažkas darysitės, įplanuositės, tai grubiai kokį 10 comų lentą jau iškardykit dar po metrą už durų staktų, kad būtum veino linijoje, tada nebeturėsit tokios problemos. Nes dabar reikia kažką išspręsti, bet noriu, kad baisę vaizdą negadytum. Tai va, bet vaizdėlis, man atrodo, neblogs. Galim pasidaryti tam neįlą va tokį, čik. Tavo, dvigubs, stumdoms duris, dvigubs sistema. Dabiškėlį, kaip sakyti, ten pakoreguoti, pareguliuoti kažkur. Ir viskas. Gali dar pademonstruoti, kaip atrodo. Nu, realiai kaip kokios spintos duris. Atsidara, įeini vidų ir užsidara. Kad nors nepatabalautų, man čia būtum dabar geriau. Aha, kaponus reikia uždaryti. Jeigu šitas įsileis rankenas ir eis atidaryti normaliai. Tavo turiu dar vienus stopus, kur ir
netokiai, kad reikia įsileido, netokiai, bet irgi vėgelė apačio prisisukom grindų ir vienas tekinėlis ir antras tekinėlis. Vadinasi, ta duris, tik tas, kad tas jau su tekinėlis ant jau bus išlindęs į išorę, jau gali užkliūti superštas ir gali, kaip sakyti, kojų nagus nusitarkoti. Tada keisys labai. Tai labiau tokie, ką pasislėp. Sakau, plastikinė. Jeigu kas suvirinsam iš metalo, tada tikrai nenulūž. Tavo, tik žinių. Varau ir seitys, nes aš nežinau, kiek valandų netgi yra. Bet šiaip yra po 10-20, bet pavargęs tai pizdėti. Matyt, po kelionės pavargam. Tavo, tik žinių. Tepatrų duris, manau, liuksas. Biškelį pasitvarkysiu, kad būtum blična, niks nejudėtum, neklibėtum, pikšt-pakšt susidara. Gal įdėsiu koks magnetus, bet nežinau, būtent. Man atrodo, kad tai taip gera, nes kaip tas rails ir vienam lygiai, tos duris nevažinėja, kaip jau stot apstot. Tavo. Tik žinių. Tavo. Ryto atsikelam, prasikrapštavo akis ir montausiam mini rekuperatorių. Tai nežinau, mantėlis kaip sumontaus tų vidusik, arba bus tam vidusiki, jeigu netingėsi, jeigu atmintys telefonų užteks, nes viską per telefoną montau. Jeigu ne, tai rekuperatoriaus videką padarysim atskirą. Jeigu kitam vidusike bus rekuperatorius, tada dėkui, kad žiūrėjot, jeigu pateka, numetat tokį, esat nauji, pasubscribinat ir susimatysim kitą kartą. Ačiū, iki.